Aš bijau, kad nepasiseks. Labai dažnai tą girdžiu iš žmonių, kuriems siūlau verslo galimybę ir jie dažnai sako, kad aš labai norėčiau pradėti dirbti iš namų, norėčiau kurti pasyvias pajamas, norėčiau statyti verslą ir panašiai, bet aš bijau, kad man nepasiseks. Na, bet pagalvok, o jeigu nepasiseks, kas tada? Tikriausiai nieko. Dabar pagalvok, o jeigu pasiseks, kas tada? Galbūt tu pradėsi daug geriau gyventi, daugiau uždirbti ir realizuosi savo svajones. Tad ar neverta duoti savo šansą ir pabandyti, negu visą likusį gyvenimą galvoti, kad tu galėjai tą padaryti, bet bijojai ir gyventi su ta mintimi, kad tu nepadarei to, ką galėjai padaryti. Galbūt atėjo metas ir tau realizuoti savo svajones. Susisiek su manimi.